Iš pelenų į gyvenimą. Viešpatie, padėk man išgirsti tavo žodį, pamilti jį, suprasti ir pagal jį gyventi. Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Daugelis žydų, kurie buvo atėję pas Mariją ir matė, ką Jėzus padarė, įtikėjo jį. Bet kai kurie nuėjo pas fariziejus ir pranešė jiems, ką Jėzus padaręs. Tuomet aukštieji kunigai ir fariziejai sušaukė teismo tarybą ir svarstė, ką darysime. Šitas žmogus daro daug stebuklų. Jei taip jį paliksime, visi įtikės jį. Ateis romėnai ir sunaikins šventąją vietą bei mūsų tautą. Vienas iš jų, Kajafas, tais metais vyriausiasis kunigas, jiems tarė: jūs nieko neišmanote ir nepagalvojote, jog mums geriau, kad vienas žmogus mirtų už tautą, o ne visa tauta žūtų. Jis taip pasakė ne iš savęs, bet būdamas tų metų vyriausiasis kunigas pranašavo, jog Jėzui reikės mirti už tautą. Ir ne tik už tautą, bet tam, kad suburtų į vienybę išsklaidytusius Dievo vaikus. Nuo tos dienos jie tvirtai buvo pasiryžę jį nužudyti. Todėl Jėzus daugiau nebevaikščiojo viešai tarp žydų, bet pasitraukė iš ten į vietovę dykumos pakraštyje, į miestelį vadinamą Efraimu. Ten jis apsistojo kartu su mokiniais. Artinosi žydų Velykos, daug žmonių iš viso krašto traukė į Jeruzalę, norėdami prieš Velykas atlikti atgailą. Jie ieškojo Jėzaus ir stoviniaudami šventykloje kalbėjosi: kaip jūs manote, nejaugi jis nebeateis į iškilmes? Mat aukštieji kunigai ir fariziejai išleido įsakymą, kad žinantis praneštų, kur jis esąs, kad būtų galima jį suimti. Tai Viešpaties žodis. Nugalėti mirtį ir išsavaduoti iš juos. Kas apie tai nesvajoja? Kas nenorėtų, kad ligos pasitrauktų iš žmogaus gyvenimo ir žmogus gyventų amžinai? Kas nenorėtų dar kartą susitikti su mylimu žmogumi, kur vyravo laimės, meilės, džiaugsmo akimirkos? Kas iš mūsų nenorėtų turėti gyvenimo, kuris amžinai tęsiasi ir kuriame nebūtų baimės viską prarasti ir išnykti užmarštin, išnykti mirties šešėlyje? Ką darysime? Šitas žmogus daro daug stebuklų. Jei taip jį paliksime, visi įtikės jį. Ateis romėnai ir sunaikins šventąją vietą bei mūsų tautą. Šios žodžius šiandien girdime Evangelijoje. Galbūt jie skatina mus pagalvoti. Juk Dievas daro daug ženklų ir stebuklų žmogaus gyvenime. Taip pat daug padarė žydams, bet jie vis bėga nuo jo. Prisiminkime, jisgi savo galingą ranką ir mylinčių žodžių išveda išrinktąją tautą iš Egipto nelaisvės. Bet susiduria su problema. Nebesugeba išvesti Egipto iš jų širdžių. Nebesugeba padaryti šių žmonių laisvais prieš jų valią. Gi neįmanoma žmogui dovanoti gyvybės, kai šis pasirinko arba vis dar renkasi mirti. Sustokim, gal mes ne ten žiūrime, gal ne to trokštame, gal ne to ieškome. Gal vydamiesi šio pasaulio gyvenimo dienas prarandame amžinai džiaugsmą. Galbūt savo gyvenime net nei karto nesustojame ir nepagalvojame, kad ne ten einame, ne to bijome ir ne to siekime. Vietoj mirties baimės te užgimsta noras susivienyti su Dievu, pradedant jau čia, dabar žemėje. O tikslų te būna niekados nuo jo neatsiskirti.
iš pelenų į gyvenimą.